susitarti. Supranti, dabar jie 7, nu jie ne... Čia turbūt ne taip jau dažnai užvažiuojate lankyti. Aš tai pirmąsyk. Kad kaip? Jau šitų čia netroveitės, aš antrės, jos vyras mirė, paliko 3 vaikais, 3 sūnų, jinai ištekėjo už kitą vyrą, aš esu kitą vyrą, tas vaikas paskutinis. Ir dabar šitas, kas čia tvarkė ir kas čia parmūdė. Rašyk ką nors. Jonai. Įsivaizduokit, kad rašot, iš čia nesimato. Aš parašys tik datų, o tu parašys. Tai Vytautui rašyk iš Kaunietį. Nesvarbu. Jonas to kartį šalia atsistok biškį. Prie Vilijos. Keliant šiandien. Bėga Liepos esmė. 13, ne? Oi, kaip diena. Ačiū muziejaus kūrėjams išlaikyti. Tai kodėl ne? Labai gražiai padaryta į Vabalninko varpinė.
Strazdelio koplytėlė, taip? Ant jo rašydavo, ant šito akmens. Sėdėdamas. Eilės savo. Strazdelis. Nu gerai. Nebelaikyti. Kuprelėščio koplyčia. Ir Kuprelėščio bažnyčia. Kuprelėščio bažnyčia. Taip pat Kuprelėščio bažnyčia. A čia rūtos, matai, žaliuoja. Gražus akmuo čia. Didelė. Geriau patarnauk, o tu nufilmuos, biškį. Va, tegu eina arčiau nufilmuosiu. Biškį, ateik, žiūrėk ir tu būs kameroj. Kur tas meškis pabėgo? Gražiai tarnauja jis. O, valstybina. Paukštelius. A jis prižiūri juos? Ką? Nu, meški, patarnauk. Palauk, duonos atneš, patarnauk. Katalikų bažnyčia. Papelių reformatų bažnyčia. Ar kaip vadina, kalvanistai ar reformatai?
Marijampolio evangelikų reformatų bažnyčia. Yra kambariukas, tai vat, dar vieną patalpą. Kiaura gelda. Čia kaip tai pasakoj. Kai bobai buvo visuomet negana. Ant galo vėl kiaura gelda atsisėdo. Prie tos geldos. Tai čia galima pasižiūrėti širdį. Čia va galima eiti, va šitom. Suklojo, čia jis pagrindinis kraštovaizdžio specialistas šitam kieme. O čia jam tą garsą, tą situaciją užtenka. Nu, tai tikriausiai tą visą vamzdį, tą vibruoja, tą tolumą ir kur labai jautrus. A kas tas vamzdys ten yra? Ne, ten paprastas medinis, mediniai čia tie A, malūnėliai. Jie sukas ir mum išvaikė tos kurmius iš pievos. Jau dabar šią vasarą nebeturim bėdų. Iš pavasario vėjai. Toli jis buvo čia? Taip, Kur tie du netoli. kurniai randasi? Du kurniai čia visai netoli link Smaliečių važiuojant, reik pasukti tenai. Visai čia pat. Čia labai retas atvejas. Aš tik antrą dar per savo ir išvažinėjęs Lietuvą matau tokį akmenį, kuris yra. Sunkus jau čia pat sunkus. Iki kvetkų. Va, o čia jūzažolė, šiaip va, jinai mėlynai žydė. O ir vienas kupstelis, jis va toks, o raudonėlis kažkur buvo, ai va, ten toliau yra baltas. Ir šito. Jis tik tai toksai įdomus, jis toksai. Binkio mokykla, kur mokytojavo jisai. Papilyje. Kvietkų bažnyčia. Kalpoko rašytojo. Sugriuvęs dar matosi mūsų. Dailininkas Kalpokas buvo. Na, va, aš apsišoviau.
Labai tamsi ta Julius Janonio iš šitos vietos. Bandysiu pritraukti gal kiek. Nu, tai čia yra Beršnių kapinės. Kaip šita vietovė skaitosi? Kaip šita vietovė, kaip bažnyčia šita vadinasi? Mielaišiai. A, Mielaišio. Čia koplyčia ar bažnyčia? Koplyčios ant kapinių. Jos slapyvardis buvo Žalia Rūta. Aha. Palauk, tai knyga yra išleista. Jis biržietis. Nu, tai čia palaidot, čia gimtinė. Aha. Pirmininkas ir lankytojas mūsų tų susitikimų. Labai prašau tylos minutę pagerbti jo atminimą. Ačiū. Dabar norėčiau pristatyti svečius. Be galo malonu, kad atvyko pas mus ir pagerbė mūsų šitą susitikimą, šitą renginį. Tai Biržų rajono savivaldybės meras, gerbiamas Regimantas Ramonas su žmona. Taip pat turim svečių iš Vilniaus biržiečių klubo Krivulė nariai. Tai Romualdas Masonas su žmona, Stapulionis Matas ir Januševičius Algis. Dabar norėčiau paprašyti garbės kraštotyrininką Leoną Jozonį pašnekėti papasakoti apie savo kūrybą ir apie savo parodą. Ir taip pat jis yra Sėlių klubo pirmininkas, ar kaip net nepasiklausiau, ir apie sėlius papasakos. Labai prašom, gerbiamą Jozonį. Mėly biržiečiai, man labai malonu čia jums pristatyti ir papasakoti apie sėlius, kadangi jūs esate, norit ar nenorit, patys pagrindiniai sėliai, nes čia pagal žemėlapį matosi, kad jūs esate centre sėlių. Tai reiškia, pas jūs daugiausiai išliko kraujo sėlių. O sėliai tai buvo, jeigu įmant ribas Lietuvoje nuo Daugpilys, Sakalas, Utena, Panevėžys ir į viršų Latvijos pusę iki Dauguvos pagal šiaurinę rubežą. Reiškia, 2/3 sėlių buvo dabartinės teritorijoje Lietuvoje, o 1/3 Latvijoje. Ir labai gražu, kad Latvijoje yra labai veikla didelė sėlių draugijos. Jie turi prezidentą,
ir prezidento pavaduotoja, ir jie daro konferencijas. Dabar jie ruošiasi užmegzti ryšį su Lietuva. Mes čia Lietuvoje irgi, kadangi Rokiškyje įsteigė Algis Vidinskas, kraštotyrininkas, Sėlių draugiją prieš kokius jau 15 metų, tai mes Kaune laikėme tokį lyg ir filialą Sėlių. Ir mes rinkomės kiekvieną mėnesį paskutinį šeštadienį 1 valandą. Per 10 metų padarėm 112 susirinkimų. Kviesdavome žymesnius žmonės, ką nors atspindint Sėlių gyvenimą, kas turi sąryšį, ir mums atrodė, kad mes kažkokį tai brūkšnį įbrėžėme į Sėlių gyvenimą. Dabar Sėlių aš vadovavau 10 metų, kol buvo labai docentas Kutenys Kupištėnas, buvo aktyvi daug aktyvesnė veikla. Dabar irgi tęsiama, kadangi aš paprašiau įkūrėją, jis gyvena Raudondvaryje, kad dabar vadovautų Vidinskas mūsų klubui, tai mes irgi dabar darom tos susirinkimus ir visus kviečiame atvykti į Sėlius, į susirinkimus, kurie, pavyzdžiui, ir paskutinį mėnesio šeštadienį, tai ir šį sakantį šeštadienį bus 1 valandą Kaune, Jakšto 18. Visai prie Pilies Kauno, 1 namas prie Pilies. Ir prisidėtumėte, gal pagyvintumėte, ką nors iš mūsų idėjos, skaitau, labai gražios, jau vien tuo, kad baltų išlikusius mūsų latvius ir lietuvius, kaip tik Sėliai daugiausiai jungia, kadangi abiejose pusėse po dalį Sėlių gyvena. Ir tik 1208 metais, kai sugriovė Selono pilį ant Daugpilio Dauguvos krašto, tai išnyko Sėliai ir buvo priverstas Mindaugas. Dabar Vilniaus bibliotekoje, kaip tik įėjus, yra tas raštas, kuomet Mindaugas buvo priverstas Sėlius atiduoti kalavijuočiams. Tai čia lygiai taip pat, kaip prie Smetonos Klaipėdos kraštą buvo priversti atiduoti. Bet Sėliai, manau, kad įsibrėžė to į savo kraują, kad jie kuo daugiausia išmoko verties pernešti. Kad vertėja pernešti ir 120 metų caro valdžioje, 50 metų Stalino valdžioje ir sugebėjo išlaikyti lietuviškumą. Tai man atrodo, kad čia ypač didelis nuopelnas Sėlių kraujo. Sėlių dar ir mums norisi ką nors atžymėti, pavyzdžiui, Moštėnų piliakalnys prie Rokiškio, kokį ten 9 kilometrai nuo Rokiškio, yra jau žinoma, kad buvo ten Sėlių pilis. Ir dabar norisi tik tai padaryti projektą, kad tą pilį atstatytų. O atstatyti, tai man atrodo, visai nesunku, nes dar prieš karą, kai važiuodavau pro šalį, tai buvo plikas kalnas. O dabar jis taip apaugęs mišku, kad vasarą važiuojant, tai didžiausias miškas. Tai užtektų tik tai tą, ko nebuvo, iškirsti ir mišką iš tų medžių pastatyti pilį. Tai atrodo labai nesunku, tai sunku sugalvoti, kaip ta pilis atrodė. Jeigu čia istorikai mums padėtų, tai būtume labai dėkingi. Mes to tikimės iš istorikų. O šiaip linkime jums sėkmės ir mes taip ir toliau norime, mums dar nelabai pavyko ir aš pats buvau nuvažiavęs į Rygą ir su Stradinšu prezidentu Latvijos Sėlių susitikti, bet ir nepavyko, kol aš suradau vertėjų savo, tai per tą laiką jisai išvažiavo ir sako, iš ryto buvo, po pietų nebuvo, turėjau grįžti, bet taip ir nepavyko kol kas, bet čia pernai augustį buvo konferencija, šįmet žada rodos, kur tai būtų Lietuvoje, žodžiu, kad mes stengsimės tą tų tautų suartėjimą
didinti, ne taip, kaip pas mus yra, kaip kažkokie ten žemaičiai, kurie nori atsiskirti netgi, nori mažinti tuos baltus, o Latvių prezidentas Čakstė, kaip žinoma, 1918 metais, net buvo kėlęs idėją, kad viena valstybė būtų baltų. Latvija Lietuva, gal ateityje gal padarys, bet jo žodžių, kad ne mūsų mažintų, o plėštų. To aš ir linkiu, ir jums, brangūs biržiečiai, padėti mums Sėlių garbę atstatyti, išlaikyti. Labai dėkojam. Dabar paprašytume gerbiamą merą, gal kas ten tuose biržuose, kažkas ten su švedais buvo. Prašai. Labą dieną. Džiaugiuosi ir dėkuoju už pakvietimą. Labą dieną tiem, kuriem nespėjau paduoti rankos ar pasisveikinti. Kas buvo su švedais biržuose 1701 metais buvo švedai užėmę biržus. Prisimenat? Bet vakar buvo švedai ir mes pasirašėm taikos sutartį. Apie vakarykščius švedus, tai aš sakau, vakar buvo švedai, pasirašėm taikos sutartį. Ir taikos sutarties pasirašymas užtruko iki 2 valandų. Tačiau aš šiandien prieš jūs atrodo pasitempęs ir pasistengsiu atvažiuoti. Dar kartą aš labai dėkingas, atvirai pasakius, aš nežadėjau atvažiuoti, kai mes kalbėjom, tačiau gavau tokią žinią, kad Kauno dienoje yra toks straipsnelis, įvyks Biržiečių klubo Kaune susitikimas, meras pažadėjo, meras nežadėjo, mane išdūrė, atvažiavau. Buvo pakviestos, bet buvo parašyta, meras žadėjo atvažiuoti, kur man dėkėjo. Gerai, pajuokavom prie rimtų dalykų. Kaip Biržai gyvena? Nu, kaip puikiai. Va, matosi, kaip gyvena. Visų pirma, aš esu naujai iškeptas meras, jeigu galim tai pasakyti, tai balandžio 4 man įteikė tą raktelį. Iš pradžių, kaip grėbiau, atrodo, viską čia padarysim, staigiai apversim, dėja gyvenimas yra visai kitoks, ir biurokratija, ir pinigai, ir viskas. Nesu naujokas tame darbe, nuo 90 metais, nuo 99 iki 94 dirbau rajono valdytojo pavaduotojai, tada ne meras, o valdytojo pavaduotojas buvo. 94-95 buvo valdytojo, po to pailsėjau, dirbau apskrity Panevėžio statybos inspekcijoje ir šių metų balandžio mėnesį 7 partijų, atsiprašau, vieną nubrauksiu, 6 partijų stumiamas, patekau į tą postą, nevaldau jokios daugumos, nesu jokių koalicijų sudaręs, tik yra, jeigu apie politiką kalbant, yra paprasčiausia pasirašyta bendrų veiksmų sutartis, kurioje yra 6 partijos, o iš vis valdau 7 partijos, o taryboje yra 25 tarybos nariai. Kaip suprantat, laviruoti ir priimti sprendimus yra gana sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, aš savo kolegai Kupiškio merui pavydžiu, jis turi 13 valstiečių, pasiėmė 3 socialdemokratus ir sako, tik eikit šliupt, ką aš noriu, tą darau. Deja, pas mane kitokia situacija. Biržai atvirai pasakius suvargau. Galbūt yra tokia viena iš pagrindinių priežasčių, aš, pavyzdžiui, pasižiūriu į Prienus, jie stovi šalia Kauno. Ir tai yra visai kitas dalykas. Ir miestai, esantis pasienio zonoje, yra gana sudėtingoje situacijoje. Ir vakar su švedais teko kalbėti, irgi jie tą patį kalbą. Miestai, kur yra Švedijos pakrašty, pavyzdžiui, su Norvegijos siena ar taip toliau, yra
žymiai sudėtingesnės problemos ir visai yra kitas pragyvenimo lygis negu tie, kurie yra šalia didžiųjų miestų. Turim viltį, kad visgi atsidarys sienos ir mes gyvenam netoli Rygos ir mūsų bendradarbiavimas su latviais, įsiveržimas iš tos, nusakytum, vis tiek yra kažkokia uždara stiklinė. Jeigu nori, o aš čia kalbėjau su vienu iš jūsų svečių, Rygoje metus kainuoja premjeras buvo atvykęs, tačiau išimtis buvo padaryta todėl, kad aš jau aukščiausiuose valstybės sluoksniuose pakėliau didžiulį triukšmą ir atvažiavusi Grybauskaitė išanalizavo visą mūsų ekonominį ir biudžeto padėtį finansinę. Ir jos reziumė tokia buvo. Ir aš savotiškai patarčiau. Vienas verslininkas taip paklausė. Tai gerbiame ministrė, kada Biržuose pradėsit gamyklą statyti ar panašiai? Tai finansų ministrė atsakė, niekas čia nieko nestatys. Jūs patys viską statysit. Yra valdžia, yra verslininkai. Susikabinkit rankom, dirbkit ir jums bus. Jau tarybiniai laikai baigėsi, kad kažkas iš valstybės biudžeto ką nors mostels. Ir gyvenime, žinokit, aš sutinku su to dalyku. Visgi nuo žmonių iniciatyvos, nuo to, ką gali kiekvienas žmogus padaryti ir nesakyti, o miestas nemano, tu čia valdžia rūpinkis, aš pavyzdžiui net kibiro žvyro negaliu užpilt, kad gatvė būtų lygesnė. Ir visų tokios bendruomenės vykimui, jeigu ruošia šitą niekad nevysta ir pirmo susitikimo ir bendravimo simbolis, jeigu palieka visam laikui. Čia jau kalbame. Ačiū merui ir jis, žodžiu, daug paminėjo, bet tiesiog nuvažiavus Biržuose, kadangi vasara buvo labai šilta, tai jeigu jau nenusimaudė Žvėrynos ežere, tai tiktai Biržuose ir nebuvęs. Ir tokia smulkmena tiesiog tai maloniai nustebino, kad einant Akluonos pagal Akluoną, kad tam Biržus visi žino, toks takelis, norint pakliūti į pliažą. Seniau tai negalima būdavo praeiti, o dabar gražiausiai takelis iš žvyrų išžvyruotas ir tiesiai gali savo į pliažą nueiti. Ir taip pat pastebėjom, buvo pusė to liepto jau sutvarkyta Biržuose. Tai kad nuostabų šeimininką turi dabar Biržai gerbiamą merą Ramoną, tai kad dar kartu jam paplokim. Porą žodžių yra ponas Valdemaras Michalauskas išleidęs savo knygą ir jis nori, prašom, porą žodžių gal. Gerbiamą Michalauską. Labdien, biržiečiai ir biržėjai. Mano laikais biržiečiai buvo vadinami biržėjai. Ir tai buvo ištisinis pavadinimas, kitokio žodžio mes negirdėjome. Tuo tarpu dabar girdime biržiečiai. Labai malonu, kad tas pats žodis įgauna kitokią reikšmę. Ir tuo laiku irgi buvo jaučiama skirtumas tarp tų žodžių. Biržėnai tai buvo iš Bravantos, iš Kęstučio, iš Rotušės, iš Vytauto gatvių. Miesčionis. Biržiečiai buvo iš Kupreliškio, iš Pandėlio, iš Saločių, iš Nemunėlio Radviliškio. Žodžiu, dabar visą šitą masę vadinkime biržiečiais ir jauskime, kad tai yra didžiulė jėga. Ir tai rodo mūsų seniūnės, ponios Aldonos galingas ragas ir trimitas. Pūstelėjo jį ir mes ėjom visi.
o vaizdelis gražus, stalai ramūs, pilni, dideli žmonės ir taip toliau. Man norisi užtikrinti mūsų merę, kad jeigu vėl iškiltų pavojus tai pasirašytai Trakų ir Lietuvos, švedų ir biržiečių taikos sutarčiai, kad mes atvažiuosime ne 3 autobusais, bet visų Kauno biržiečių pulkų. Jeigu pritarit, paplokite. Nesilenkime dideliems žygiams, darykime tai, kas mums artimiausia. Meras kaip tik išreiškė tokią mintį, kad mes galime padėti kultūriniu požiūriu. Ir tikrai tarp mūsų yra didelių žmonių, daug padariusių, kurie garsina Biržų vardą. Aš ne visai mėgstu tą žodžio įvaizdį, man senas žodis vardas kažkaip atrodo gana netgi turiningesnis. Taigi galėtume tikrai kažkuo daugiau padaryti tą kultūrinę reikšmę Biržams. Mano atminimu, Biržai tai buvo pats šiauriausias Lietuvos apskrities kampas. Mažeikiai ir Biržai. Tai buvo 2 apskritys, kurios buvo daugiausiai nutolusios į šiaurę. O Biržai tai buvo Panevėžio apskrities valsčius. Taigi Panevėžys ir paskui kylantis Pasvalys labai su kažkokia tarsi ir panika žiūrėdavo į Biržus. Tai sako, įsišokė. Ėmė sukūrė apskritį, nesitenkina tuo, ką turi. Ir tikrai Biržai turėjo kažkokią tai įgimtą, jeigu mėginčiau išreikšti dabartiniais terminais, girdėjau švedų ambasadoriai, vakar panaudojo žodį drive. Jie turėjo kažkokią tai stumiamąją jėgą. Buvo puikus piliakalnis, buvo puikus sportininkai. Ir reikia pažiūrėti, kad Pasvalys turėjo ypatingai protingus žmonės. Ir kuomet iškilo ginčas, ar Pasvalys, ar Biržai turi būti apskritis. Pasvaly buvo Vileišiai, įtakinga giminė, o Biržai turėjo Yčius, irgi įtakinga giminė. Ir tie žmonės nesistengė būti vadukais, vienas už kitą nurungti, taip kaip ant to tiltelio du ožiai. Bet pamatė, kad Biržams apskritis yra reikalingesnė, visai teritorijai važiuoti į Biržus administracinį požiūrį irgi patogiau. Ir štai Biržai tapo tą apskritį. O dabar liūdas dalykas tai, kad Biržai nebetekę apskrities yra, bet tai rajonas su sumaniais vadovais. Aš manau, kad vėl pati ponia Janušonytė, Lisevičiūtė, tai tie komandos žmonės, kurie parašė tą knygą būtent apie senąją ir kartu šiek tiek užgriebiant naujuosius Biržų laikus. Kažkas pasakė, kad tai yra vadovėlis Biržams. Čia yra labai daug iliustracijų. Biržams skirta bene apie 100 puslapių. Daugybė momentų, kurie dabar yra visiškai pamiršti, pavyzdžiui, Mūzos kultūros draugija. Tuomet tai buvo gyvas reiškinys su Dauguviečiu, Variakoju ir visais kitais žmonėmis, kurie kaip tik yra tie dalininkai, apie kuriuos mes kalbame, kad Biržai turi pagrindą kilti aukštyn. Tos knygos, dėja, aš nedaug atsinešiau, 12 egzempliorių viso labo. Taip, kad jeigu gal daugiau rūpi, tai jūs paskubėkite, nes jūs rodos labai nedaug yra. Bet jeigu, kadangi artėja ir naujieji metai ir taip toliau, tai mums ponia Janušonytė labai mandagiai sutiko aprūpinta knyga daugiau. Jos adresas būtų, pasižymėkite galbūt. Telefonas 77 98 51. O adresas Povilo Lukšio 35 51. Kartoju telefonas 77 98 51. Adresas 35 51 Povilo Lukšio. Ta knygą parašyti įkvėpė Pranas Lembertas. Pranas Lembertas dabar be abejo mažai kam žinomas yra, nugrimzdęs į praeitį, tuo tarpu visi mes žinome gerai jo dainą, Tau sesute, puikios gėlės.
ta daina virtusi kaip liaudies daina. Tuo tarpu Rotušės gatvėje yra jo memorialinis namas, kuris mena tą žmogų. Jo 30 metų, kaip nėra tarp gyvųjų, tuo tarpu jo palaikai perlaidoti yra Lietuvoje, Sūduvoj, tai žmogaus labai toks dvigubas likimas, gimė Sūduvoj, bet visą savo sąmoningą gyvenimą atidavęs Aukštaičiams. Tarp kitko, tuo metu tai buvo gana toks platus reiškinys, kad žemaičiai sunkiai susikalbėdavo su aukštaičiais, aukštaičiai sunkiai suprasdavo suvalkiečius, tai administracija juos šiek tiek pamaišydavo. Tai Lembertas, grynai Sūduvos žmogus, iš kur buvo kilusi mūsų bendrinė kalba, atvyko į Biržus ir labai didžiulę vagą ten išvarė. To dabar šiandien kalbėdamas su gerbiamu meru, iškilo mintis, galbūt Lembertui būtų galima pavadinti ar tai gatvę, ar tai piliakalnyje kokią nors sporto aikštelę, tuo tarpu dabar atrodo, kad yra stadionas, kuris galbūt padedant mūsų parašams ir mūsų iniciatyvai galbūt pavadintas Lemberto vardu. Lemberto sūnus gyvena Santa Monikoje. Tai gana labai tragiško gyvenimo irgi pavyzdys, kartu tai labai puikus žmogus yra, todėl kad neseniai prieš 3 metų mirė jo jauna žmona ir dabar iki šio laiko dar yra gyva jo motina, švęsinti sausio 23 dieną 102 metų sukaktį. Matote, iš vienos pusės žmogus neteko savo šeimos, iš antros pusės dar gyva mama, kuriais labai kiekvieną dieną labai punktualiai rūpinasi. Mane už tą knygą pranas Lembertas kaip tik pakvietė į Santa Moniką, kartu su žmona mano, mes prabuvom visą mėnesį. Mačiau jų gyvenimą, tai labai taurus žmogus, gelbstintis visose būtiniausiose situacijose. Ir dabar šitą knygą, jis sako, tai neturėtų būti perkama, tai turėtų būti auka. Jeigu kas galvojate, maždaug 12 litų, yra 400 puslapių, labai gera popieriaus, jos tokia vertė turėtų būti. Ir jo tikslas yra paaukoti tai, ką gausime už tą knygą, labdarą. Būnant Los Andžele, kaip tik mačiau, kokią didžiulę vagą daro Lietuvos vaikų viltis. Mes mažai ką apie ją žinome, tuo tarpu. Ačiū, dėkojam už tokius kilnes mintis, kad labdara tai yra be galo gerai. Ir dabar galbūt kartais iš Krivulės narių kas nors norėtų porą žodžių. Vilniečiai. Purto galvas. Tada mes prieisim prie to savo... O, prašom. Romualdas Masonas. Labadiena, aš labai trumpai noriu Jums pasveikinti susirinkusius nuo mūsų Krivulės prezidento Arvydo Krečio perduoti linkėjimus, palinkėti Jums sveikatos, laimės, taip pat, kad Jūs ir toliau taip energingai rinktumėtės, kad mūsų svečius pasikviestumėt, kaip sako, pasikeminėti. Taip pat noriu palinkėti merui energijos, kad mums, biržiečiams, suvažiavus į Biržus, tikrai malonu. Nors ir dabar malonu, bet kai bus gražus Biržai, kaip kalbėjo, tikrai bus malonu. Sėkmės Jums! Dėkoju. O dabar einamieji reikalai, dar norėčiau padėkoti už tą pastogę, kad mokyklos direktorė mus priima ir tradiciškai visada dėkoju, nes be tos salės, tai jau mūsų tų susitikimų ir nebūtų. Taip pat šiandien vaišinsimės Rinkuškių alus dovana biržietiška, o kitą dalį mes čia perkam. Ir dabar tradiciškas mūsų jubiliatų sveikinimas. Iš tų jubiliatų yra mūsų labai garbingo jubiliejaus sulaukusi Šalkiūnienė Joana. Nežinau, ar atvyko ar ne, čia yra... Susirgo, nugaila. Toliau Paršys Romualdas.
Balčiūnas Antanas. O talkininkai mano Jonas su Janina. Ir Belinis Jurgis. Šventė, prašom Belinį. Paskaitysiu į Dankos menį. Išsaugok skambų spindinti rugsėjį ir židinio jaukumą amžinai. Nors koks už lango žvarbus šiaurės vėjai, ar sidabruosis tavo smilkiniai. Prašom. Girdžiūnas Petras, nėra turbūt Balbėlius Stasys, Ignatavičienė Stefanija, Valienė Vitalija, Merkevičienė, matot, nu nebesilanko, žodžiu, ten jau daug yra, bet nebe visi ateina. Gurklys Vidmantas Bredytė Gėlė, taip pat nedalyvauja. Aš gal ilgai neužtruksiu. Paskiau, labai atsiprašau, Jurgi, vėliau duosim žodį jau kaip jubiliatui ir galėsim pašnekėti. O dabar galbūt muzikinis kūrinėlis jubiliatam. Arba ilgiausių pirminčiausiai gal. Ilgiausių metų. Aš atkabinsiu
Ateina sielos
ir parodo visiems pliauškutis toksai šokas. Ir aš manau, visi mes jau papliauškėsim. Vienas prieš įkūrė sustoja poros, vienas į jo pasižiūri, kad iš akių atspėtų tą kaimynę dar. 3, 4.
Dėmesio sustoja muzika. Mūsų komisija pasidarė visi nuo. Jie jau ir nuo faktų presidentės, tai mes nors priimtos. Kauniečiai paguodos prizą gaus. Paguodos prizas. Kauniečiai. Vis dėlto vilniečiai iš toli atvažiavo, reikia pakėti vilniečius.